Ponia Stanislava, išgarsėjusi Lietuvoje ir ne tik, vėliau net ir japonai sukūrė apie jūs filmą, taip pat jūs dalyvavote ir Rusijoje įvairiausiose ir knyga parašyta. Stanislava teigia, kad išsigydė sunkias ligas, valgydama tą kažkokį stebuklingą smėlį. Nieko neblėk, jeigu pijok viskom pavog, viskom pinigus pavog, pasidėjau 200, tu jau akivaizdom neblėk. Palaukit, Staselė, tai dabar mūsų diskusija taip ir pakryps, kad jūs tą smėlį iš bado valgyti pradėjot, o ne dėl to, kad pasveiktumėt. Nu, žinokit, kaip ir bats, nebats, bet kraujavau 4 metus, hemoglobins babaulė 60. Staselė, Edita Baltruškevičienė yra gydytoja onkologija, chemoterapeutė. Taigi jinai tikrai labai gerai išmano tas ligas ir žino. Gosas paliek monkyt, nu. Tai iš ko? Vėžio diagnozė gali sudaryti klaidingą įspūdį apie vėžio diagnozę. Kažkoks auglys odoje, kuris gali būti nepiktybinis. Galbūt jums pasakė, kad tai auglys, bet tai nereiškia, kad tai yra vėžys. Ir šitą ragiuks pradėjo kaltinti smegenų. Ragiukas taip pat nėra vėžys. O vyram kaip dažnai ragai užauga, Staselė nežino. Augi, bet man jau grina. Vėžio diagnozė nustatoma ištyrus, paėmus mėginį, ištyrus. O šie visi simptomai, atminties trūkumas, kraujavimas gali būti sąlygota kitų ir jau didelis stadija, jau vėlyvas periodas. Visi atsisakė, jau kaiminė pažiūrėti, lipiau tyrimus ten kraujo. Bet matot, kaiminė juk nėra jūsų daktarė. Polikliniko varniusi, pažiūrėjai man tyrimus iš tų daktarų į telšę, dabar toj svarnas išjūt man. Tai čia stebuklas, taip suprask, įvyko. Kokie čia stebukla, čia paprasčiausia. Ponia Stanislava, jūsų rankose stiklainis būtent su tuo smėliu. Man dantų nebėr. 4 dantis bėr. O nu kuo? Maskvo klausiau savo vertėjai, sak, nuo amžiaus tau dantų. Galvojau, kad žemę suėdam. Ar šis smėliukas koks nors stebuklingas? Kaip jūs apskritai sugalvojat, kodėl būtinai smėliukas jūs išgydė? Nu, kodėl man nukreipė? Man pats Dievas padės. A, jums dievulis pasakė, ne? Ne dievulis, bet mintis ateina. Kiek suvalgot to smėlio? Kiek galit? Kiek noriu, tik aš galenu. Jėzus Marija. Koks jos skonis? Jį toks pasaulus. Ar yra norinčių paragauti? Ar išdrįs kas? Va, žurnalistų tam tą patį. Ragausiu. Aš labai nedaug, gerai? Ne jau daug, nereik. Būna jūsų grybai smėlio. Mes turim šaukštelių, jeigu kam dėl higienos. Ne, mano skrandis pripratęs prie dviejų felių. Ateina ponia, kuris sutinka paragauti. Prašau, ragauk, atimkit šaukštelį. Kas čia per smėlis? Smėlis, kaip vaikystė, jeigu voliojasi, patenka prie jūros. Prie jūros dažnai būna prilenda į burną, į nosį. Va, ir dar nieko neatsitėjo. Ar skanu klausia jūsų iš publikos? Labai faina. Labai faina? Pradėsit ir jūs valgyti smėlį. Ačiū Dievui, kad nesergat. Priklauso priponų jau, o mes ubagai ir tokį vyrą. Pone, iš ties, aš net nebūčiau įsivaizdavęs, kad esama žmonių Lietuvoje, ES valstybėje, kurie smėlį valgo kažką. Ar tiesa, kad jūs esat patekus į Gineso rekordų knygą? Taip. Didžiuojatės tuo? Ne, man čia didžiuojimas. Kon čia gaunas, niek Kiek kilogramų suvalgėt? Nu, aš esu pasakyti, kaip aš turiu laiką. Kartais išvaikščiu į baniek. Tamsta, ponė, ar jūs tik vieną smėlį valgote, ar ir kitų maisto produktų? Ką jūs šiandien žurnalistai būt pamačius, man obelis apkebus obuliacijai, viskas nubėlė, nieks nekonservų, nedėlg man vyrs, kaip grįžti iš gastruolių. Ką patiesi, tada on savo pasiruoš. O pati? Nieka, šimto nutver, kokį obulę, ko norint ir... Bet valgot vaisių, daržovių, mėsos valgot? Ne, mėsos nekiau, niek neauginam. Va. Gydytoja, jūsų komentaras. Smėlis nėra maisto produktas. Jame, taip, aš neneigsiu, jame gali būti mikroelementų, kurie reikalingi organizmui. Tai kaip, sakysim, jūs vartotumėt kažkokį rūšį vitaminų, kalcio,
sakysim. O kas mums duos pinigų, jūs duos mums pinigų. Bet smėlis tikrai... Gerai, kad daktarės gauna kokius 5,000 o kas pensijai duos. Bet ponia, paklausykit, smėlio tikrai nepakanka, kad jis užtikrintų jūsų visas gyvybinės funkcijas. Jūs pati sakėte, Ir jūs kad turiu valgot. kokį pinigą nusipirkti. Jūs turite 7 karvės, jūs valgot, jūs pieną vartojat, jūs tikrai vartojate. Pieną nevaš, visi pieną. Tur 40 ton pien kuota, iš kur, jeigu 7 karves aš neprimelšu. Pražūti su karvėmi, kiek ne už pieną tą mok, išves manka. Reikia dar išmokų gerą tai, ponia, tada mes sutarkim, kad jūs smėlį valgot iš bado, bet ne dėl to, kad jo išgydyti vėžį. Ne, aš sakau, iš kur aš sustorėjau, iš kur aš atjaunėjau. Bet jeigu jūs nuo jo sustorėjot, nevalgysiu daugiau. A jau sako, sustorėjau. Jūs sakėte. Bet po jūsų šitos televizijos reklamos parodymo gali Lietuvoje tūkstančiai pasiekėjų atsirasti jūsų. Tūkstančiai pradės. Tada iškirtų grėsmė pliažam. Jeigu pasiekėjai su Palangos pliažą suvalgės Šventosios, tai va, tada iškiltų grėsmė pliažą.